7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Tai Laura, kas dedasi? Galvoju, matosi, kad panos ir į ašaras eina. Kaip suvaldyti dabar tas emocijas? Šiandien gal jų valdyti labai ir nereikia, aš pati irgi ašarą nubraukiau ne vieną, tai tikrai šiandien pasidžiaugsim, kažkur mintyse jau esam kitose rungtynėse, bet rytoj turim laisvą dieną, tai tikrai nurimsim ir vėl pasiruošim. Atrodo, mes įprastai būdavom toj kitoj pusėje, kai reikia liūdėti, krimstis dėl tų pralaimėjimų. Kaip dabar toj kitoj pusėje jaučiatės, būdamas 2-0 realiai lyderė šitos grupės? Kažkaip jaučiamės, kad ten iš tikrųjų ir priklausom. Gal tikrai buvom įkritę į tą nesėkmių liūną, nukritęs buvo tas pasitikėjimas, bet atsirado ir tas laisvumas ir ta energija ir gal jau nebesam tos susikaušusios lietuvaitės ir parodom ir kažkiek emocijų. Kiek didžiulį įtaką turi ta jūsų tokia bendrystė, labai geras tarpusavio sutarimas ir tokia kaip šeima esate? Aš manau, čia vienas pagrindinių dalykų, gal vakar vienas patraukė rungtynę. Vakar vienas patraukė rungtynę, šiandien kitas, tai tikrai einam vieną labai už kitą, už trenerį, už visus trenerius ir visą personalą, tai labai super. Po dviejų kėlinių buvo lygų, bet atrodo panikos pas jūs nesimatė, pakankamai buvo užtikrintos, kaip atrodė. Jo, gal vėl pradėjom tas rungtynės taip slopiau kažkaip, standartiškai antros rungtynės mums tokios gal sunkesnės, bet kažkiek stengiamės per gynybą kontroliuoti viską ir grįžom puolimu, išėjom po dviejų kėlinių 30-30 ir jautėmės užtikrintai, nes tikrai nežaidėm savo to topinio krepšinio, tai buvom gan ramios. Kiek serbės irgi buvo tokios, sakykime, mačiau Dugalič ir bando ir pabadyti, tai su alkūnė, tai su korpusu. Kiek tokių buvo žaidimukų ir mačiau pačios buvo replikos? Buvo kažkiek, aš tiesiog gal nesuprantu šitų dalykų, kur kamuolys dar kažkur toli pradėti ant stumdyti ir nežinau, aš ramių nervų žmogus, tai aš tiesiog pasijuokiu ir jos ten daro, ką jam reikia, buvo desperatiškos momentais, tai viskas tokiai. Prašiausia, tai buvo ta reitingo komanda jūs grupiai, bet šitas traukinys įsibėgėja, kiek jis į toli gali važiuoti iš tų emocijų? Kas ten vakar Brigita sako, važiuosim iki galo, tai taip ir bandysim padaryti jo. Pati sužinai labai sudėčiai, statistiškai labai įspūdingai buvo 2 taškų su pražanga epizodas, ne vienas, kaip epizodų žaidimai ir kas man pasileido šiandien? Nežinau, kažkaip šiandien tikrai geriau jaučiaus negu vakar, gal fiziškai, nes vakar gal ir tų emocijų daugiau buvo ir atrodo gal nepasireiškia taip, bet jautėsi ir per nuovargį ir gal šiandien kitom kažkiek trūko tos energijos, tai bandžiau tą įnešti, turiu, žinau, tikrai trenerių pasitikėjimą ir komandos, tai reikėjo tik išnaudoti situacijas. Vakare jums kelialapį įteikti Italų pergalę prieš Slovėnijos, ar stebėsite rungtynes, koks planas vakar? Jo, tai tikrai pažiūrėsim ir vakar kažkiek žiūrėjom, kai žaidė, tai pasijungsim, žiūrėsim, bet mūsų planas nesikeičia, norim laimėti kitas rungtynes ir savo jėgom būti ten, kur norim būti. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.